vaikučiai ir jų mamytės. Šį vakarą norėčiau pradėti pasaką apie Snieguolę ir 13 nykštukų. Snieguolė gyveno baisioje girioje ir ją valdė tvirtų kumščių ir garsiu balsu. Ir į girią atsikraustė du nauji miško gyventojai - Zuikis, Kodėlčiukas ir Lapė Gudruolė. Žinoma, mūsų Snieguolei nepatiko naujieji gyventojai, tai pabandė juos išvyti iš girios. Ėmėsi įvairiausių veiksmų, bet nieks nesigavo. Galiausiai pasitelkė savo miško bestuburius gyventojus ir keletą geriausių pimpačkiukų nykštukų, kurie, žinoma, nebuvo galbūt patys gudriausi, bet užtat patys ištikimiausi ir ėmėsi veiksmų. O apie tai, kaip jiems sekėsi, išgirsite kitą kartą, mieli vaikučiai ir jų mamytės. Sveikas, Mariau! Sveikas, Eduardai. Žinai, aš stengiuosi būti rimtas politikas. Aš stengiuosi mąsle kakta, rimtų žvilgsnių žiūrėti į mūsų improvizuotą kamerą ir tiesiog kalbėti apie rimtus dalykus. Ir staiga, bent gali informuoti apie tokį scenarijų, kad bus tokia linksma, nuotaikinga įžanga. Aš būčiau bandęs ieškoti paralelių tarp to, ką tu čia sugalvojai, bet dabar bijau, kad nesupratau, bet atsakyti tek draugė su tavimi už tavo kūrybinį polėkį. Sveiki, mėlėjai. Iš tiesų, tai yra pasaka visiškai nesusijus jokiais tikrais faktais, įvykiais ar personažais. Ir bet koks atsitiktinis sutapimas su galimu personažu yra tiesiog kūrybinė autoriaus fantazija. Sutapimas. Aš turiu vaikų, pas mane pasakų reikia ir pačiam išgalvoti, ir perskaitau ne vieną. Tai iš tiesų turbūt esu šiek tiek paveiktas to savo dabartinio šeiminio gyvenimo. Mariau, aš turiu tau priekaištą. Mes per tave, žinoma, neprisimsiu atsakomybės, tiek laiko nesugebėjome padaryti video apie praeitą ir jau dabar dar vienas praėjo posėdis ir ačiū Dievui, mes dabar susirinkome kalbėti apie tai, kas įvyko Kazlų Rūdoje jau per 2 mėnesius. Na, ką aš galiu pasakyti, pastaruoju metu dėja ant manęs arba pyksta, arba mane pripažįsta kaltu ir aš tiesiog už viską galiu tiesiog nuoširdžiai atsiprašyti ir atgailauti. Na, dėja, aš jau toks. Ne, iš tiesų juokam, atsiprašom jūsų, kad mes truputį galbūt jūsų akimis buvom apsileidę, bet iš tiesų pats posėdis tiek praeitas, tiek šitas galbūt nebuvo tokie labai reikalaujantis kažkokios greitos apžvalgos ar mūsų aptarimo, todėl juos sujungėme ir padarysime vieną epizodą apie tai, kas įvyko per 2 pastarąsias tarybas. O, tu netgi žvilgsnį dėsi ir prieš tai buvusią kovo mėnesio tarybą. Taip, mažą tokį žvilgsnelį. Tai puiku, aš džiaugiuosi tada, kad tu atliksi šitą, o šiandieną tiesiog esu nusiteikęs labiau pakalbėti apie pastarąją tarybą, apie gerus dalykus juose ir apie dalykus, kurie man paliko dviprasmybę. Kilo tokių daugiau klausimų, negu gavau atsakymų po visos šitos situacijos. Na, bet apie tai iš eilės. Taip, tai galbūt aš šįkart net nežinau tiksliai, kiek buvo kovo mėnesio taryboje klausimų, bet, mėly gyventojai, nenustebkite, kad pas jūs ateis laiškai su sąskaitom nebe iš Kazlų Rūdos komunalininko, o iš Kazlų Rūdos energijos. Mūsų komunalininkas keičia pavadinimą į energiją. Tai, kaip sakė vadovai, nekainuos labai brangiai pačiai įstaigai, bet manau, tam tikrų ir finansinių, ir kitų iššūkių bus šiek tiek. O aš sau leisiu tave pataisyti, sakydamas, kad Kazlų Rūdos komunalinko mes jau senai neturime. Mes turime Kazlų Rūdos šilumos tinklus ir Kazlų Rūdos šilumos tinklai keičia pavadinimą. Aš vėl teikiau netikslę informaciją. Ačiū, kad pataisėjai. Čia tau nepasakasi. Jas paprašiau turbūt. Ir turbūt didžiausią akcentą norėčiau dėti ant dar vienos strategijos, kurią mes pasitvirtinome. Tai yra Marijampolės regiono funkcinė zonos strategija. Labai skambus vardas. Ir šita strategija planuojama visas mūsų regionas įsisavinti arba investuoti 34 milijonus eurų. Kaip bebūtų gaila, Kazlų Rūda iš šitos sumos pasiima tik 1,5 milijono ir sakyčiau, galbūt
kaip ir geriem reikalingiem dalykam, bet nežinau jų, nelabai suprantu atsiperkamumo. Ir, pavyzdžiui, mes 1 milijoną eurų beveik sudėsime į Antanavo dvaro ansamblį. Nu, atrodo didelė suma ir ką išspausime iš tos vietos už 1 milijoną eurų, nu, tai turėtų būti jau įspūdinga. Aišku, tai galbūt taps kažkokia nauja traukos vieta, bet ar jinai generuos savivaldybėje kažkokias papildomas pajamas, didesnės ar mažesnės, klausimas, pamatysime ateityje. Ir 500 000 bus dviračių takui per Višakių Rūdą. Link bažnyčios sakralinis turizmas yra visai miela ir gražu, manau. Pagirti pastangas plėtoti turizmą galime. Turizmo ir verslo informacijos centras iš tiesų šiek tiek mūsų pasitiktas skeptiškai. Šiuo metu demonstruoja visai neblogus veiklos rezultatus ir manyt, kad jų generuojamos idėjos sulaukia atgarsio savivaldybės valdžios koridoriuose, tarybos daugumos diskusijose ir, bent jau yra nurodomas tam tikros kryptis. Dėl to, kokios sumos įvardina Dardas, ar tai yra pats geriausias būdas, šiandien yra sunku diskutuoti, kuomet tu nežinai visų plonybių, kai buvo dalinamas tas gardusis didelių milijonų pyragas. Tačiau mano nuomonė, tai man irgi šiek tiek galbūt atrodo, tiesiog tokios didelios sumos, tačiau tas rezultatas, kurio laukiama, tai reikia viltis, kad atneš bent jau atsinaujinimą, krašto pagražinimą, istorinis gražus Antanavo dvaro kompleksas bus patrauklesnis, tvarkingesnis. Tiesą sakant, jeigu aš būčiau valdžioje, arba vadovaučiau, arba būčiau dalyvavęs toj grupėje, turbūt būčiau teikęs visiškai, galbūt crazy, tokį idėją čia. Galvoju, o ką aš padaryčiau, jeigu gaučiau tą sumą pinigų, ne? Kapšą. Tai aš turbūt galbūt įveiklinčiau tą rūdos kelią vadinamą. Ne kas rūda, Višakių Rūda. Net daryti kokį etnografinį šalia kelių pastatų miestelį, kurioje tu galėtum nueini į pelkę, išsitrauki tą rūdos gabalą ir tada iš jo per kokias 2 dienas pasidarai kažkokį savo, nežinau, metalinį įrankį. Manau, tas būtų daug geresnis traukos objektas ir iš tiesų Kazlų Rūda eitų į tą tikrą žemėlapį turizmo, kuriam būtina apsilankyti ir ne vienai, o galbūt visam savaitgaliui ar dar ilgesniam laikui. Tai tokia investicija, man atrodo, būtų kur kas įdomesnė. Tai aš jeigu suprantu, tai tau nesvetimas valdžios troškulys, sakai, jeigu būčiau valdžioje, jeigu ką, matai, skirtingai nuo tavęs, o aš galvoju, ar dar turėčiau noro tarnauti aukščiausių lygių savivaldybės žmonėms. Man darbas savivaldybės administracijoje, savivaldybės taryboje yra tarnystė. Pačia ta gražiausia žodžio prasme. Bet tu esi jaunas, greitai suprasi, kad valdžia yra laikina, valdžios vaigulys dėja trumpalaikį poveikį turi, o štai tarnystė yra kur kas vertingesnė. Ir aš tikiu, kad būdamas nuolankus mūsų savivaldybės tarnas, tu tikrai galėtum pasiūlyti tokių idėjų, kurias ką tik pristatėjai, ir galbūt tai būtų alternatyvus ir toks pats neblogas lėšų įsavinimo būdas siekiant plėtoti turizmą. Ką šitoje strategijoje taip pat labai norėjau paminėti, pasimatė, kad Kazlų Rūda neturi nei vieno investicijoms skirto sklypo, kas šiek tiek, mano nuomonė, yra, ne šiek tiek, tai yra labai blogai, nes mes negalim pritraukti jokio stambesnio verslo be parduotuvių į savo regioną, kuris pradėtų kurti gerai apmokamas darbo vietas, naujas darbo vietas, galbūt būtų čia registruotas ir mokėtų čia mokesčius. Tiesą sakant, tokį sklypą mes kaip ir detaliajam plane turime, bet ne viena valdžia nesiėmė jo kažkaip įveiklinti ir padaryti, kad jisai taptų gyvų kūnų ir jame pradėtų steigtis didžiosios įmonės. Ir šis momentas, kai turbūt karo pramonė žvelgia į mus labai aktyviai, turbūt tikrai vertėtų savivaldybei dėti didesnės pastangas, kad atsirastų sklypų, kuriuose galėtų ateiti investitoriai. Apie tavo minimą problemą aš nemažai kalbėjau mūsų komitete, ekonomikos, finansų komitete, kuriame lygiai taip pat keliau klausimą, kodėl verslo sąlygų gerinimui, tam tikrų zonų paieškai, kuriuose galėtų verslas kurtis, mes neįdėjom pastangų, kodėl nenusimatėme savo investicinėje, strateginėje ambicijoje tokių dalykų.
Ir objektyvių daugybė priežasčių. Ar ne? Vienas dalykas, mes esam ribojami miškų. Kapurdos giria, viena iš didžiausių Lietuvoje, antra turbūt pagal dydį, jinai turi savitą apribojimą plėtrai miesto. Tačiau yra zona, apie kurią kalba Eduardas, ir aš galbūt nepulčiau taip teikti, kad niekas nieko nedarė, ar tiesiog manau, kad galbūt buvo galima nuveikti daugiau, ieškant būdų, kaip šitą teritoriją įveiklinti ir kaip joje pagalvoti apie mūsų dar su tavim rinkimų kampanijos metu keltą tokią labai kodiniu pavadinimu mini lezo arba mini laisvosios ekonominės zonos variantą. Yra tų idėjų, kurias mes turime, mes nesam tikri, kad jos iš tikrųjų gali materializuotis dėl tų dalykų, kur mes nevaldom informacijos, kokia yra diskusija su generalinė miškų urėdija dėl galimo žemės ploto išmiškinimo, kalbant žargoniškai, ir tarkim, plėsti tam tikras teritorijas, bet sutariu su tavim dėl vieno dalyko, kad mano nuomonė šitoj vietoj nebuvo įdėta deramas pastangų kiekis ir gaila, tačiau verslui, mano nuomonė, yra per mažas dėmesys skiriamas. Ir be jo dėja savivaldybei teks ieškoti kitų būdų, kaip užtikrinti tą pragyvenimo lygį, kurio visi siekiame. Ir trinkelės nepritraukia gyventojų daugiau. Kodėl? Keletą gyventojų gali pritraukti saugus, patogus, gražus miestas, tik dėja trinkelės nebūtinai generuos mokesčius į savivaldybės biudžetą. Nebent mes patys gamintume trinkelės. Galėtume atidaryti mažą trinkelių fabriką. Atsirastų didelė gamykla, kuri ir kitoms savivaldybėms galėtume vežti trinkeles, mokėtų pelno mokestį, aišku, tai valstybės biudžetą, bet įdarbintų daug Kapurdos gyventojų ir mokėtų pajamų mokestį. Bet mes jau toliau ėjom į Kapurdos girią. Tiek apie praeito kovo mėnesio, net ne praeito tarybą, kur aš norėjau sudėlioti keletą akcentų. Ir keliaukime į šią, visai neseniai buvusią. O šitoj taryboj, kaip tavo pasiektoji pasakoji, ko tik tai nebuvo. Ir svarbiausia, ir mes ten su Eduardu buvom, gaila tik tai alaus ir midaus neragavom, ir per barzdą nevarvėjo, bet įspūdžių pakako. Galėtų pastatyti nealkoholinį vietoj to vandens. Gali paprašyti, tarybos narys turi galimybę paprašyti. Ne, juokaujam. Iš tiesų tai taryba vėlgi nebuvo kažkokia labai įtempta, bent jau einamuosiuose klausimuose. Buvo kasmetiniai praktiškai visų įstaigų turbūt ataskaitos metinės, kur iš esmės tai buvo pasigirta bent jau komitetuose tokiam lygmenį, kas, nepasigirta, tiesiog pristatyta, kas nuveikta, kokie pasiekimai pasiekti. Mane labai kaip iš švietimo, tai labai džiugina sporto centro pasiekimai, labai džiugina Žygaičių meno mokyklos pasiekimai ir jų augimas iš tiesų ir laureatų, ir nugalėtojų, sportininkų. Taipogi prisistatė naujoji gimnazijos direktorė, kuri iš tiesų žiūri labai ambicingai, manau, ir paliko man gerą įspūdį. Ir aš labai viliuosi, kad Kazlų Rūdos tą švietimo visą lygį, kokybę pakels į aukštesnį ir iškels aukštesnę kartelę, negu dabar yra, manau, ganėtinai žemai. Tuo nuoširdžiai reikia palinkėti naujam ambicingam žmogui, kuris ateina su nemenka patirtim iš aukštojo mokslo, ir labai vilėmės, kad puikūs sumanimai, idėjos atneš pokyčių, tų, kurių tikrai nekantrai laukiame savivaldybės švietime jau daugelį metų. Papildant Eduardą, iš tikrųjų taip, tai buvo toks, vadinkim, ataskaitinis tarybos posėdis, kuriame savivaldybės įstaigos atsiskaito už praėjusius metus, ir aš džiaugiausi ekonomikos finansų komitete, taip ir džiaugiausi taryboj. Šiais metais man ataskaitos paliko bemaž geriausią įspūdį, nes susidarė nuomonė, kad buvo atsižvelgta į daugelį mūsų ankstesniais metais sakytų dalykų, ko norėtume tose ataskaitose pamatyti. Visų ataskaitų finansiniai rodikliai yra geri, nėra problematinių atvejų. Vadovai kai kurių įstaigų, už ką aš jiems ir padėkojau, ne tik tiesiog įvardino faktus, kas buvo įdomaus, gero ir sėkmingo, bet ir netgi pasiūlė kai kurias idėjas, kurias galėtų spręsti ar administracija, ar savivaldybės taryba. Tai yra puikus pavyzdys, kad vadovai yra ne tik tiesiog formalaus, kaip sakyt, pareigos jausmo vedini
bet ir tuo pačiu yra išvalgus, sumanus, turintis minčių. Tai iš tiesų dar kartą naudodamasis progą dėkoju visų įstaigų vadovom, kurie pristatė savo ataskaitas. Jūs tikrai pasistengėt jas parengti tokias, kad tarybos nariam, tiesą sakant, ir kilo paskui mažai klausimų, nes nematai kertinių problemų, matai pastangas tvarkytis, tai belieka tik tai padrasinti ir toliau tokiam ritme vadovauti įstaigom. Dar pasižymėjęs, kad labai, tiesą sakant, didelis ačiū turbūt kultūros centro vadovui, kuris nepaisant to, kad kultūros centras vis dar neatidarytas ir galbūt jau 12 išleistųjų proga tikrai bus tas atidarimas pagaliau, mačiau, keičia tas labai baises lenteles jau kultūros centre. Ir šitas vadovas pritrauks papildomą finansavimą, 3 kart didesnį įrangai įsigyti, savivaldybė turi prisidėti 30%. Sieks pritraukti. Sieks. Pavyks, nepavyks, dar kitas klausimas, bet iš tiesų tai yra išeitis ieškojimas, kaip ir kuo greičiau atidaryti mūsų kultūros centrą ir kad jis bent jau galėtų funkcionuoti atidarytas, nes vis dėlto reikia ir garsų sistemos, ir šviesų, negali tiesiog įleisti į tuščią sceną turbūt atlikėjų ar kitų dalyvių. Tai pagirimas jam. Ir tuo pačiu mano pasidžiaugimas tuo, kad iš tiesų nestokojama įdomių sumanimų, jie galbūt iš pirmo karto tokie pasirodo, atsargiai vertinami, tačiau kuomet yra sumanimas Kazlų Rūdos kultūros centro pastate sudaryti galimybės atsirasti kino teatrui, vadinkim gal perdėtai sakau, bet turbūt kino demonstravimo įrangai, kada yra ambicijos, net ir turėti tam tikras kino studijos užuomazgas, kur bus galima galbūt tam tikrus dalykus kurti, vėliau montuoti, leisti pasauliu. Tai iš tikrųjų sveikintini sumanimai, linkime sėkmės šitam projektui, savivaldybės taryba tiesiog be jokių, kaip sakyti, klausimų papildomų pritarė tokiam projekto teikimui ir galbūt galimai sėkmei, ir vėliau prisidėsime savo dalimi. Tačiau gyvenimas pagirom, gyvenimas džiaugsmais yra viena. Aš kaip tarybos narys ir komitete, ir to pačiu tarybų dar kartą priminiau, kad iš to, kad šitas procesas iš tiesų trunka jau nemažai metų, objektyvės priežastis, man kaip tarybos nariui, kaip jūsų atstovui, tiesiog yra smalsu ir netgi jaučiu pareigą sužinoti ir su jumis pasidalinti apie tai, kiek kultūros centro esančio Kazlų Rūdoje Daukanto 19 rekonstrukcija, renovacija, remontas, įrangos įsigijimas ir kiti dalykai mums kainavo nuo pat projekto sumanimo iki šių metų gegužės mėnesio 1 dienos. Iš tiesų bus įdomu įvertinti, kiek ta investicija savivaldybės biudžetui, kitom pritrauktom investicijom bus bendroje vertėje. Kaip tos skaičius vertinsim, tai bus viena, tačiau visi vis dėlto labiausiai laukiam modernaus, veikiančio kultūrinį gyvenimą, pagyvinusinčio naujo objekto savivaldybėje, mieste. Kitas klausimas iš to turbūt, jau kai gausi atsakymą, išplauks, kiek dar reikės investicijų, kad 100% būtų baigtumas mūsų kultūros centro. Kas irgi turbūt labai svarbu bus sužinoti, kiek dar metų reikės investuoti į jį, kad jis tikrai atitiktų tai, kas yra užsibrėžta šiai akimirkai. Tam savivaldybė skolinasi 600 000. Nežinia tam, bet iš principo savivaldybė taip pasiskolino praėjusiam tarybos posėdį daugiau nei 600 000 eurų ir šiame tarybos posėdyje mes šitą sumą tiesiog dar sykį patvirtinom. Ta prasme, kad savivaldybė rado beje puikų sprendimą susimažinti dalį finansinių įsipareigojimų geresnis palūkanomis, negu prieš tai buvo paimta paskola. Tai tik tai rodo apie tai, kad, ta prasme, ūkiškumo netrūksta ir, kaip keistai bebūtų, mes iš tikrųjų pastebim gerus dalykus, pastebim sveikinus dalykus ir apie juos visą laiką galime pasakyti ir pasidžiaugti. Taip reikia tvarkyti. Jeigu aš gerai supratau, dalis tos paskolos keliaus į dviračių taką iki Kazlų Rūdos paplūdimio finansuoti, nes dviračių takas nuo Kazlų Rūdos link Bagotosios apie kilometras viršaus. Tai manau, kad į paplūdimį. Kas yra sveikintinas, jo reikėjo.
Seniais. Turizmo aplinką, gerinam sveikatinimosi aplinką savivaldybėje. Ir galbūt vienas iš paskutinių, ką aš labai norėjau paminėti, be par turbūt gal ką Marius pasiruošęs, tai mes ne vienoje savo laidoje šiemet nepaminėjom, kad turime mažąją kultūros sostinę. Višakių Rūdą. Aš galvoju, iš tiesų mes buvom užsiminę apie Višakių Rūdą ir apie jos herbą, kuris šioje taryboje buvo patvirtintas, nes jam jau pritarimą davė ir Lietuvos heraldikos komisija, esanti prie Lietuvos Respublikos prezidento. Labai įdomus herbas, labai tikimės, kad netrukus Višakių Rūdos bendruomenė juo pasidalins, pasigirs, o ir tikrai pakvies visos savivaldybės gyventojus ir svečius į herbo šventinimo apeigas. Na, o dėl kultūros sostinės mažosios, taip iš tiesų galbūt mes per mažai šitam skiriame dėmesio, bet tik norime priminti, kad šiais metais Višakių Rūda yra, kaip ir minėjo Eduardas, mažosios kultūros sostinė ir kviečiame lankytis renginiuose, kurios kuria šita nuostabi bendruomenė su įvairia pagalba iš šalies, nuo savivaldybės iki kultūros centro ir turbūt iki kitų geradarių. Aš kai ieškau renginių, kur kas ir vyksta, tai tiesą sakant, paprasčiausiai juos rasti įsivedus kultūros centras Kazlų Rūda ir tenai pirmam puslapį yra visi renginiai, kurie vyksta Kazlų Rūdoje, taipogi ir Višakių Rūda. Tu šiandien daug gražių žodžių kultūros įstaigoms siunti ir sakai. Čia dėl to, kad pats tapai kultūrininku per mėgėjų teatrą? Taip. Ar tu čia taikai ko nors aukščiau? Gal tu planuoji užaugęs būti kultūros centro direktorium, galbūt ir čia dabar tai pradedi savo ilgą kelią į... Ne? Ne, kad vaidinu mėgėjų teatre, man iki direktoriaus, manau, toli. Tai nesuteikia kažkokių papildomų balų. Aš nežinau, gal tiesiog pavasarį šilta pagaliau ir reikia pasidžiaugti tuo, kas yra gerai, nes manau ateis laikas, kai bus už ką ir papeikti tam tikrais klausimais toj pačioj kultūrai. Bet čia turbūt ateities epizodų klausimai. Prie papeikimų išrašymo mes netrukus ir prieisim. Reziumuojant apie tarybą, kuri iš tiesų buvo dalykiška, konstruktyvi, nepaisant klausimų gausos, atrodė, kad mes ten pasidžiausim iki vėlumos, o gal netgi iki savaitgalio pradžios. Vis dėlto baigėme gana posėdį greit, nes laukia labai įdomus momentas po jo. Tačiau vienas labai svarbus sprendimas, kuris buvo priimtas, labai džiaugiuosi, labai sveikinu jį, labai džiaugiuosi, kad ir mes, mūsų frakcija, Tėvynės sąjungos, Lietuvos krikščionių demokratų frakcija prisidėjo prie šitos idėjos, pristatymo, padiskutavimo apie tai. Ir mūsų idėja šių metų savivaldybės biudžetui buvo apie tai, kad mes siūlėme, kad savivaldybėje atsirastų finansinė skatinimo priemonė mūsų savivaldybės moksleiviams už jų mokymosi ir mokslo pasiekimus. Nepamirštant ir pedagogų, kurie yra labai svarbus moksleivių sėkmės kalbiai. Ir štai šioje taryboje, savivaldybės administracijoje buvo sudaryta darbo grupė ir darbo grupė tarybai pateikė išvadas, kuriomis siūlo paskatinti, beje, taryba tam ir pritarė, abiturientus, kurie surinks 100 balų už savo brandos egzaminą, premijuoti 500 eurų, pedagogus, kurie padėjo mokiniui pasiruošti šitam egzaminui, premijuoti 300 eurų. Čia kaip pavyzdys visų sumų aš greičiausiai neįvardinsiu, tačiau dėmesio. Pagaliau net ir finansinė paskata ir padrasinimas ir pačiu atsidėkojimas savivaldybės bendruomenės vardu moksleiviams ir pedagogams už tokį didžiulį indėlį. Toje tvarkoje lygiai taip pat atsirado gerų, puikių tiesiog finansinių padėkos priemonių menų mokyklos moksleiviams, olimpiadų dalyviams, kurie dalyvauja olimpiadose, konkursuose, kurie garsina mūsų puikų kraštą visame pasaulyje, Europoje, Lietuvoje, visose žemynuose. Juos taipogi savivaldybės taryba paskatins sumomis nuo 480 eurų iki netgi 1000. Taip pat yra nepamiršti ir specialiųjų poreikių vaikai, kurie lygiai taip pat savo nuoširdžiomis pastangomis deda didžiulį indėlį į mūsų krašto vardo garsinimą. Tai tiesiog puikus tarybos sprendimas, puikia savivaldybės tarybos valia rasti finansų šitam sumanimui
Na ir mes, kaip frakcijos atstovai, džiaugiamės tuo, kad tai veikia. Mes, kaip ir minėjom, pristatydami šitą klausimą, mes nesiekėme būti, kaip nors įvardinti tos idėjos autoriais, Grand Prix laimėtojais ir medalių turėtojais. Iš tiesų mes džiaugiamės, kad kokios mūsų nuomonės, kai kurias situacijas būtų skirtingos, tokie sprendimai randa atgarsį. Ir labai džiugu, kad meras dar tarybos posėdį paminėjo kitą dalyką, kad atsiras ir programa, kuria bus dalinai finansuojamos korepetitorių paslaugos moksleiviam, siekiant pasiruošti geresniems egzaminams ir geresniems dalykų žinojimams. Puiku sveikinas sprendimas, dėkoju visiems prie to prisidėjusiems ir jį rengusiems, labiausiai idėjos sumanytojams. Yra savo. Ne, iš tiesų smagu, tų laurų nereikia, iš tiesų, kad svarbiausia, kad išgirsta, manęs džiugina, kad išgirsta, iš pradžių galbūt atmeta ir sukuria pagal savo algoritmą pasiūlymą, kuris jiem atrodo priimtinas, vis dėlto jie valdo visą informaciją, kurios mes nevaldom. Tai labai džiugu, kad išgirsta, pamato tą problemą, gal kitų kampų negu mes ją matom, bet priimami sprendimai, manau, praktiškai tokie patys, kaip ir mes būtume priėmę. Taipogi ir mokytojų pradėta kalbėti apie pritraukimą ir finansavimą galbūt to pačio kuro, ką mes siūlėm. Iš tiesų mūsų pasiūlymai iš pradžių buvo kaip atmesti, bet dabar įgauna kūną. Puiku. Svarbiausia, kad geros idėjos nelieka be atgarsio. Jeigu jos įgyvendinamos ir realizuojamos profesionaliai ir puikiai, tai mes tiesiog galėsime nesustodami dėkoti už tos dalykus, bet labiausiai iš viso to turi džiaugtis mūsų savivaldybės bendruomenė, moksleiviai, mokyklos, tėveliai, pedagogai, vien dėl to, kad, dadome tikrai visas pastangas padėti šitam mūsų, kaip sakyti, didžiausiam iššūkiui, tai yra savivaldybės švietimui. Keliaujam toliau ir paskutinė dalis nutiko tai, ko mes laukiame net daugiau nei pusę metų. Pasikeitus vietos... O buvo kada nors anksčiau? Nebuvo dar? Nebuvo. Pasikeitus vietos savivaldos įstatymui atsirado tokia nauja politinio diskurso forma, kaip tarybos mažumos arba opozicijos valanda, kuri yra galima vieną kartą per pusę metų. Taip. Na ir mes, žinoma, pradėjom galasti savo kardus ir durklus jau nuo praėjusių metų rudens, tačiau sekė įvykiai vienas paskui kitą, tada vėliau sekė šventinis laikotarpis, tada bandėme padaryti tarybos opozicijos arba tarybos mažumos valandą jau kovo mėnesį ir tada paaiškėjo, kad tiesiog buvo pasinaudota viena maža tokia techninio darbo broko aplinkybė, ne dėl mūsų kalties, nevyko ir štai atėjo gegužės 3 ir išaušo tarybos mažumos valanda. Mėly vaikučiai ir jų mamytė. Labai prasminga, kad tai nutiko sąlyginai lygiai po pirmųjų šitos kadencijos tarybos posėdžiavimo laikų. Mes prisikime praėjusių metų balandžio mėnesį ir metai laiko praeina ir tarybos opozicija sprendžia išbandyti štai tokią, kaip aš minėjau, politinio diskurso formą. Tiesą pasakius, mane jinai nuvylė. Vienas dalykas, turėti kažkokių lūkesčių didelių aš į ją ir neturėjau, nes tai yra tiesiog idėja, kuri dar nebuvo išbandyta praktiškai pas mus. Kiek man teko domėtis kitose savivaldybėse pas kolegas, jie irgi tiesiog visi iš principo improvizavo, nežinodami kas, kur, kaip ką. Kaip pavyzdį, visi greičiausiai mes ėmėme vyriausybės valandą Seime, kurios metu Seimo nariai turi teisę pasikviesti vyriausybę, jos ministrus ir užduoti jiems įvairius klausimus. Ir ta visa prašyta tvarka, kaip tai vyksta, greičiausiai tapo pagrindu demokratijos, kaip sakyta, praizgom formuotis ir stiprėti mūsų savivaldybės politikoje ir išaušo šitą valandą. Ir nesigavo. Nesigavo. Jau praeitoj tarybai pasirodė pirmieji ženklai, kad bus ieškoma įvairių būdų išvengti tiesiog laisvo, paprasto tarybos narių pabendravimo,
siekiant apsirėminti, tai yra įsistatyti save į rėmus, kur yra klausimai pateikiami raštu ir žodžiu. Taip, beje, turbūt ir bus, nes tu posėdžiavai tarybos reglamento keitimo grupėje ir ten tu man jau parneši štai tokių žinių. Na gerai, bet be įžangos tokios ilgos metas pereiti jau prie ir dalykų, kurie nutiko. Buvome pasiruošę, atsakingai ruošiamės klausimams, kuriuos norėjome užduoti. Paprastai tokių klausimų tu neturi galimybės užduoti dėl to, kad tarybos posėdžio metu tu esi reglamentuojamas tam tikrų taisyklių. Kada ir kiek gali klausti, kiek laiko gali skirti klausimams, po tarybos posėdžio gali išeiti įvairių klausimų aptarimo, tačiau nebūtinai tai bus tai, ką tu gali išgirsti arba sužinoti. Na ir mes pabandėm paklausinėti savivaldybės vadovų apie dalykus, kurie yra aktualūs ne tik mums, bet jie be abejo yra aktualūs ir jums, mėly savivaldybės gyventojai, nes, na, kaip ten bebūtų, šalia įvairių gerų dalykų nutinka ir tokių dalykų, kurie yra neatsiejami, gerų dalykų užgimimo, kaip sakyt, na, vedliai, problemos, iš problemų ir paskui gimsta sprendimai. Ir mums rūpėjo daugybę klausimų, tačiau bet koks užduotas klausimas virsdavo dažniausiai atsakymu, kad į tai mes jums atsakysime raštu. Maža to, kelis kartus buvo paminėta, kad netgi ar mes ir sulauksim atsakymų raštu, gali būti, kad bus sulauktas tiesiog atsakymas į visus mūsų paklausimus per savivaldybės Facebook paskyrą visiems savivaldybės gyventojams. Viskas yra tvarkoja, mums svarbiausia gauti atsakymus. Tačiau, na, tiesiog, kuomet tu ruošiesi klausimui, bandai užduoti tam tikrus konkrečius dalykus, mažiausiai ko norėtųsi, jeigu tu neturi ir tu siek nenori, na, kaip sakyti, interpretuoti skaičių, jau mažiausiai bent jau, kad būtų tam tikra diskusija apie tam tikrus rėmus, kurioje būtų pasakyta, na, o visą tikrą informaciją, skaičių sumas ir kitus dalykus mes jums mielai pateiksim. Dėl ko aš taip sakau? Dėl to, kad mūsų savivaldybės meras mėgsta taukšti Facebook'e įvairius dalykus, mėgsta pasigirti, mėgsta, labai gražu, pakalbėti ir apie problemas. Tačiau, kuomet ateina laikas, na, tiesiog daryti tai, ką daro politikai, kalbėti, diskutuoti, jisai pasirenka šitokią formą. Viskas tvarkoja, jis tokią teisę turi, jisai padarė nepažeisdamas jokio įstatymo, na, tiesiog jisai atėmė, sakykime, galėjimą padiskutuoti, paklausė kai kurių dalykų, atėmė galimybę papolitikuoti, taip nepopuliariai sakant. Nors mes iš anksto pačioj šitoj valandoj pradžiai pasakėm, mes jokių būdų nenusiteikę dabar pateikinėti provokacinio tipo klausimus, siekiant tiesiog kaip nors pasijuokti iš nesėkmių arba parodyti tam tikrą nekompetenciją. Tačiau, besiplėtojant klausimam kai kuriem, man kilo klausimų ir kilo tam tikrų pagristų klausimų dėl tam tikrų kompetencijų, kurių savivaldybės administracijai pasigėdau. Ir mano klausimai buvo susiję jau su labai konkrečiais skaičiais, dalykais apie savivaldybės 24 metų viešųjų pirkimų planą, apie į jį įtrauktas priemonės, tegul ir planuojamas, tačiau kuomet tu matai priemonę, matai jos aprašymą ir matai sumas, kurios nėra lyginės, o yra tiesiog labai smulkios ir su centais po kablelio, tu supranti, kad yra greičiausiai kažkas turima omeny. Deja, ne vieną atsakymą klausimų negavau, tačiau pažadėta yra į tos klausimus atsakyti. Laukiam tų atsakymų, laukiame galimybės apie tuos gautus atsakymus padiskutuoti atskiroje laidoje ir tuomet, na, sakykime, kad šiokia nauda iš tos tarybos mažumos valandos ir bus. Tačiau imant, taip, na, apibendrinant mano dalį, kurį aš dalyvavau toje valandoje, tai aš tiesiog pakartosiu tai, ką pasakiau tarybos posėdžio metu. Tiesiog negaliu negerbti savo pačio pastangų įdėtų į klausimų spektrą, pasižiūrėjimą, dokumentų analizę, viešosios informacijos, tam tikrą, kaip sakyti, peržiūrą. Ir negaliu gerbti mano, kaip sakyti, pastangų negerbimo, tiesiog nusiplauti nuo atsakymų į tam tikrus klausimus, kuriuos kai kurie žmonės turėtų žinoti. Taip, tie dalykai, kurie reikalauja jau skaičių, jie reikalauja ir tam tikro pasirašymo. Na tai ką, neišdegė, nepasisekė, mes atlikom savo pareigą, tie, kurie klausėme, taip pat atliko savo pareigą, geriausias rezultatas iš to, tam tikros informacijos bus ir apie ją pasidalinsime ir padiskutuosime. O reglamentą iš tiesų, kaip Marius minėjo, pakeitėme
kad mes dabar privalėsime pateikti prieš 3 darbo dienas savo klausimus, ne mažiau negu 3 dienos likusios iki tarybos posėdžio, kas iš šio posėdžio, šios opozicijos valandos atrodo labai logiškas dalykas, kai iš principo negavom, manau, beveik nei vieną klausimą atsakymų, kas mane maloniai nustebino, kad užsikūrė, jeigu galima sakyti, diskusija apie bendruomenės ir apie finansus bendruomenių. O daugiau apie finansus turėjau mintyje vasaros šventes. Tos šventės vyksta vieną kartą metus, iš tiesų. Ir kiekviena bendruomenė nori pasikviesti kažkokį atlikėją, kuris, žinoma, kainuoja pinigus. Mano žiniomis dabar tokia, nežinau, ar rašytinė tvarka, ar žodinis susitarimas yra, kad kultūros centras be part įrangos, scenos kompensuoja pusę atlikėjo sumos. Bet, kiek žinau, iš asmeninių pokalbių, rasti tą likusią sumą pirmininkams, tam vienam atlikėjui, kuris greičiausiai ir pritraukia daugiau žmonių, jie vis dėlto nori pamatyti ten labiau žinomą žmogų, kuris atliks pasirodymą savo, iš tiesų tampa sudėtinga, nes tu turi vaikščioti ištiesęs ranką ir prašyti visų susimesti tam renginiui. Vienos bendruomenės stipresnės tą lengvai pasiekia, o kitos turbūt neturi galimybių. Tai aš tikiuosi, kad iš šitos diskusijos, kuri turbūt vienintelė, kuri šitas klausimas virto diskusija, taps kūnu ir galbūt atsiras nauja tvarka, kai galės bendruomenės teikti kažkokį prašymą ar paraišką ir gauti finansavimą pilnai sumai padengti atlikėjo honorarą. Tai, aišku, ne šiemet, tai galbūt kelsis į kitus metus, bet žiūrint iš mūsų savivaldybės ganėtinai tokių pozityvumo, kas liečia švietime, tai manau, kad kultūroje tikrai irgi turėsime gerų pokyčių. Sutinku su tavim, buvo puikia diskusija, palietė labai opų klausimą, puikiai atstovavai bendruomenėms, kurios šitos klausimus kelia. Diskusija buvo kultūringa, diskusijoje aš girdėjau daug argumentų, tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos. Na ir svarbiausia, kad yra toks, kaip ir bent jau pirminis ketinimas apie tai grįžti pasikalbėti ir apie tai pagalvoti jau nuo kitų metų. Tai apie tai ir turėtų būti opozicijos valanda, tai yra galbūt, kai mes neturim galimybės tam tikrų dalykų paklausti paprastuoju būdu, bandome tai daryti tokia forma, arba beliks mums tiesiog įsijungti biurokratinį, kaip sakyt, automobilį ir jo važiuoti, siunčiant paklausimus, trukdant sunkų savivaldybės administracijos darbuotojų darbą, reikalauti atsakymų, nes kitų būdų, neturėdami informacijos, mes negalime pilnai vykdyti savo kaip savivaldybės tarybos narių pareigos. Mums privalu ir patiems žinoti, ir lygiai taip pat jaučiam pareigą atsiskaityti jums ir papasakoti tuos dalykus, kurie vyksta. Na ir žinoma, išsakyti savo nuomonę, net jeigu ta nuomonė ir nėra labai patogi, ir net jeigu už ją gali patekti į pasaką. Tai ką, kolegos, ačiū, kad klausėtės, o dabar susitiksime turbūt aptarti atsakymų mūsų opozicijos valandos. Tikiuosi, kad šie atsakymai neužtruks, o mes neužtruksime su nauja mūsų tinklalaide. Iki pasimatymo, mėlyjeji. Iki.